Sveiki, esu ortoprokinės terapeutė Aistė ir šiandien norėčiau Jums pademonstruoti keletą fizinių pratimų, sustiprinančių pėdos ir blauzdos raumenis. Nusilpę pėdos ir blauzdos raumenis bei sumažėjusios čiurnų sąnarių amplitudė sukelia per didelę apkrovą pėdos raiščiams ir sąnariams. Todėl gali atsirasti skausmas įvairiose pėdos srityse, pavyzdžiui, ties kulnu ar pirštų atramomis. Dabar pademonstruosiu keletą fizinių pratimų, kurie stiprina blauzdos ir pėdos raumenis. Pirmas pratimas. Atsistojame prie sienos, tarp čiurnų įsidedame kamuoliuką, prisilaikome, pasistebėme, įkvėpdami ir iškvėpdami spaudžiame kamuoliuką 3 sekundės. Įkvepiam, atleidžiame kamuoliuką, iškvėpdami vėl spaudžiame kamuoliuką 3 sekundės. Šį pratimą atliekame 10 pakartojimų kasdien lėtu tempu. Lengvesnis šio pratimo variantas yra atsisėdus, kai kojos laisvai kabo ore. Atkreipiame dėmesį, pirštai nukreipti žemyn, įkvepiame ir iškvėpimo metu spaudžiame kamuolį 3 sekundės. Įkvepiame, iškvėpimo metu spaudžiame kamuolį 3 sekundės. Pratimą kartojame 10 pakartojimų. Antrasis pratimas. Atsisėdame patogiai, uždedame vieną koją ant kitos ir šitam pratimui mums yra reikalinga elastinė juosta. Ją susirišame ir įstatome kojas štai šitai. Pratimo atlikimas. Pėdą nukreipiame žemyn, įkvepiame ir iškvėpimo metu keliame pėdą į viršų. Įkvepiame, iškvėpimo metu keliame pėdą į viršų. Kartojame šį pratimą abiejoms kojoms po 10 pakartojimų. Dar vienas pratimas. Atsisėdame patogiai, ištiesiame vieną koją. Mums taip pat yra reikalinga pasipriešinimo juosta. Susirašame ir užsidedame, kaip pas mane parodyta. Ir su viena ranka įtempiame gumą, įkvepiame ir iškvėpimo metu pėdą palenkiame į vidų. Įkvepiame, iškvėpimo metu į vidų. Pratimą atliekame abiejoms kojoms po 10 pakartojimų. Kitas šito pratimo variantas, kai mes gumą perdedame į kitą pusę, mazgelį taip pat, įtempiame gumą su kita ranka, įkvepiame, iškvėpdami, pakreipiame pėdą į išorę. Įkvepiame, iškvėpdami į išorę. Šitą pratimą kartojame po 10 pakartojimų abiejoms kojoms lėtu tempu. Dar vienas pratimas. Jam reikalinga trumpa pasipriešinimo juosta arba tiesiog galite susirišti ilgą. Pratimo atlikimas. Žygiuosime į vieną pusę 3 žingsnelius ir žygiuosime atgal į kitą pusę. Ir 1, 2, 3 ir atgal 1, 2, 3. Būname tikri, kad juosta yra įtempta viso pratimo metu. Kartojame šitą pratimą 10-15 pakartojimų lėtu tempu.